Sveiki, sveiki visi. Šį nuostabų rytą. Ir šiandien aš pasidalinsiu tokia labai praktinė dalimi, kaip iškeisti savo lojalumo taškus į produktus nemokamai. Gera tema, kai turi savo taškų ir gali gauti nemokamai tokius produktus. Aš vardu Erika ir 12 metus aš esu išskirtinai sakau, gyvenu ir naudoju išskirtinai šiuos unikalius produktus. Livingo produktus, keliauju po pasaulį, keliauju po konferencijas, konvencijas kiekvienais metais ir gana intensyviai ir lankau ūkius ir perduodu visą tai žmonėms, jums, kad jūs tai turėtumėt dėl savo sveikatos, gerovės, laimės, sėkmės, gausos, dėl visko, ką galite savo tik sugalvoti. Prie to prisideda būtent tai, kai jūs naudojate šitus unikalius instrumentus. O kas vyksta, kodėl taip vyksta, ateikite į seminarus, išgirsite. Šiandieną praktinė dalis. Taigi, kaip iškeisti savo Young Livingo sukauptus taškus už pirkinius į nemokamus produktus. Dalinuosi dabar savo, palaukit. Dalinuosi. Va, taip, čia yra mano paskyra. Jūs žinote, tie, kurie čia klausysit, jau žinote, kad turėdami savo paskyrą, jūs pirkdami produktus galite sukaupti taškų už savo pirkinius, su kiekvienu pirkiniu kaupite taškus ir jeigu esate lojalumo programoje, ne vienkartiniu pirkiniu užsisakote produktus, bet esate lojalumo programoje, štai yra Loyalty Rewards ir yra One Time Order. Galima, aš pakeisiu lietuvių kalbą, kad būtų aiškiau. Va, pakeisiu lietuvių kalbą ir tada bus labai aišku. Va, lojalumo programa vienkartinis užsakymas yra. Jeigu perkate per lojalumo programą, jūs sukaupėte taškų kažkokį skaičių ir galite juos išsikeisti nemokamai į produktus. Ne akcijinius produktus, nes kiekvieną mėnesį mes gauname kažkokiu akcijų. Štai pavyzdžiui, va čia va yra akcijinis ar ne, va čia yra difuzeris į mašiną ir ne į mašiną be vandens su eteriniais aliejais. Štai tiek gražių visokių produktų. Ir su lojalumo beje programa mes kartu gauname kiekvieną mėnesį, va čia yra pavyzdžiui PV dovanas. Atraskite gegužės PV dovanas. Kiekvieną mėnesį mes gauname dovanas nuo užsakymo vertės PV taškais. Tai va šį mėnesį yra tokia akcija. Nuo 120, 190, 250, 350, 400 ir 450 PV mes gauname skirtingas dovanas. Štai pavyzdžiui, šitas Master Formula, jisai kainuoja 100, gal dabar jau 100 biški eurų kainuoja. Ir mes įgauname dovanų, užsakydami savo prekes. Iš tikrųjų, jau 12 metus užsakinėjau išskirtinai, vėl tą žodį kartoju, išskirtinai Young Living produktus savo šeimai ir savo. Ir nieko kito daugiau nevartojame, nenaudojame ir neperkame nei šampūnų, nei buities priemonės, nei kas liečia savijautą, nei kas liečia vitaminus, nei kas liečia papildus, nei kas liečia visą kitą. Mes perkamės tik tais iš Young Livingo. Tai va, ir sukaupiu taškų ir kiekvieną mėnesį gaunu taškų skaičių ir juos pasikeičiu į produktus. Labai myliu pasimti va štai Ninja Red šitą biogėrimą, nes jisai yra be galo vertingas, naudingas atstatyti gyvybinį lygmenį organizme. Va dabar keliavau po Italiją ir buvo taip, kad po parodos 4 valandų jau išėjau be pulso, realiai be pulso išėjau ir vyras ištempė mane. Ir tada teko iš tikrųjų gerai, kad su savim visada nešioju, atsigerti Ninja Red ir Ninja Nitro. Ninja Nitro vietoj kavos. Bet čia apie produktus aš nepasakosiu. Tai va, dar kartą sugrįžtam. Lojalumo programa, ne vienkartinis užsakymas, o lojalumo programa ir lojalumo taškai. Va pas mane yra tiek, aš prieš porą mėnesių jau išsikeičiau, dabar va vėl galim keistis. Kaip keičiami lojalumo taškai? Atsidarom lojalumo programą Loyalty Rewards. Ir žiūrėkit, čia rašo lojalumo programos taškai, spaudžiame lojalumo programos taškai ir štai matosi.
Taškų likutis, galiojimo pabaiga yra kiti metai, 11 mėnuo, reiškia vienus metus laikosi taškai, vienus metus. Jeigu neišsikeičiate, gaunate pranešimą, jeigu vis tiek neišsikeičiate, tie taškai prapuola, tai geriau išsikeisti. Šiuo metu gaunami taškai mano yra 25 procentai, tai yra daugiausiai, kiek galima gauti atgal grąžos. Už pirmus 3 mėnesius, kai žmogus yra lojalume, jisai gauna 10 procentų, iki 2 metų, jeigu jis yra būdamas lojalume, jisai gauna 20 procentų atgal nuo savo pirkinių vertės, o po 2 metų gaunama 25 procentai ir dar gaunama krūvas dovanų beje. 3, 6, 9, 12 mėnesių, o po 24 mėnesių aš gavau dabar, mano sūnus dabar gavo nuostabų medinį Arija difuzerį. Su valdymo pulteliu, su muzika, fantastiškas medinis, su tokiu stikliniu gaubtu, be galo gražus dalykas, po 12 mėnesių. Dėl to būti lojalume iš tikrųjų apsimoka. Aš gal irgi padarysiu dar vieną įrašą, kodėl verta būti lojalume. O dabar kaip iškeisti taškus. Žiūrėkit, aš matau taškų likutis mano, ar ne, 209 PV, 95 po kablelio. Vadinasi, tik tokią taškų sumą aš ir galiu keistis. Negaliu išsikeisti 210. Jokiais būdais. Aš galiu išsikeisti mažiau ir palikti kitus vėl toliau kauptis, bet daugiau negu yra šita suma, aš negaliu to padaryti, ar ne? Taip, čia galima pasižiūrėti lojalumo taškų istoriją, už ką jūs gavote tuos taškus, jeigu įdomu. O čia štai yra labai aiškiai parašyta, pirkite ir atsijimkite savo lojalumo programos taškus. Taip? Sužinokite daugiau apie lojalumo programos taškus, kaip naudoti ir taip toliau. Viskas yra parašyta. Tada spaudžiame čia. Ir dabar kaip pirkite, ar ne? Reiškia, aš atsidarau katalogą ir pasirenku kažką. Aš pasirenku, žinau, ko man reikia, tarkim, Copipe aš pasiimu, nes be jo negaliu gyventi. Taip, iškart pasiimu 2. Mano vyras buvo ką tik po sudėtingos operacijos, žodžiu, ką reikėjo daryti. Reikėjo. Aš, pavyzdžiui, kai dantį išsitraukiau, ėjau traukti ir išsitraukiau dantį, irgi naudojau Copipe. Tai va, žiūrėkit, Copalis. Šitą aš ištrinu, ko nereikia. Copalis, kiek yra taškų? 96, o čia yra 209, ar ne? Ką aš dar galiu pasimti? Galvoju, kad pasimsiu iš Thieves serijos, man reikia pasiimti. Matot, kai kur, pavyzdžiui, nėra va tokio ženkliuko, va tokios vėliavėlės. Tai čia galima išsikeisti į taškus. Kai nėra vėliavėlės, negalima išsikeisti taškus. Tai va, pavyzdžiui, pradinis rinkinys, jo išsikeisti taškus negalima. O, atsirado dantų skalavimo skystis. Vau, šitą būtinai turiu pasimti. Šitą būtinai nebuvo kurį laiką. Ir dar labai noriu pasimti, atsiprašau, kad jūs užgaišinu biškį. Dar noriu washing cup. Va, man reikia pasimti. Tai aš pasižiūriu dar, kaip čia atrodo. Va, šitą aš noriu pasimti, teisingai. Aš noriu pasimti indų ploviklį. Na ir pasižiūrim, kokia taškų suma 128. Tai dantų skalavimą aš pasimsiu 2. Štai ir ploviklis yra ir dar galima pasimti Thieves pastą. Tai va, dantų pastą pasimsiu. Tuoj minutėlę, kur ta Thieves, vėl kažkur. Tūs pastą, kaip čia rašosi, nežinau, gal taip. Va, žiūrėkit, Aroma Bright, viskas su Thievesu yra. Denta yra šemų whitening, balinančia šemų. Yra vaikiška, žodžiu, 4 rūšių mes turim. 158, 190 pas mane yra suma. Reiškia, aš dar galiu kažką tai pasiimti. Pasiimti, ką aš dar galiu. Šampūną gal dar, ne, palaukit, šampūną gal neimsiu. Galvoju, užstojau, atsiprašau, kad nepagalvojau iš anksto. Kas čia man dar tilps. Gal dar lavanda. Gal dar lavanda įtilps. Lavender eterinis aliejus. Pažiūrim, kur yra 15 ml, 5 ml, va, 15, 30.
Pridedam ir pasižiūrim, ar neviršiju. Matot, visur va vėliavėlės yra, tai juos galima keisti į taškus. Nu va, 188, o mano yra 190. Viskas. Užbaigti pirkimą vadinasi. Toliau tęsiam, kaip ir užbaigiam pirkimą. Pasitikrinam, viskas gerai. Kitas žingsnis. Pristatymo būdą reikia būtinai irgi. Čia yra standard non-auto ship. Už pristatymą, žinoma, reikia mokėti. Kompanija neapmoka už transportą, mes patys apsimokame ir mes mokame DPD. DPD kainomis. Taip, pasirenkam, kur man vežti reikia. Taip. Ir tada einam kitą žingsnį. Žiūrėkit, dabar taip, va čia matosi, kiek viso taškų aš turiu ir kiek viso taškų, reiškia, aš išnaudosiu, tuoj parodys. Čia būtinai reikia užsižymėti šitus langelius. Žiūrėkit, langelius žymiu ir va iš karto čia keičiasi, va, lojalumo programos taškai eina kas tarp skliaustelių ir keičiasi eurų suma. Žiūrėkit, lavanda. Matot? Štai kaip keičiasi. O kiek mokėti, iš karto mažėja šita suma. Taškų, lojalumo taškų ir eurų suma didėja, o kiek mokėti, taškų suma, ne taškų, o eurų suma mažėja. Žiūrėkit, 29 valiko, ar ne? Typsas. Ir dar vieną įdedu ir pažiūriu. Op, leidžia visus padėti, nes būna, kai žmonės nepažiūri, neleidžia visur kvadračiukus uždėti, tada reikia atgal. Ir kiek lieka mokėti su kortele? 9,98. O lojalumo programos taškai yra lygus euram, 1:1 eurams yra lygus. Matot, kaip yra? Tai va šitiek mes gauname dovanų. Ir va dabar aš darau kitą žingsnis. Taip, pažiūrim. Va. Kitas žingsnis. Žiūrėkit, aš perkelsiu šitą nuo čia. Štai, kokia suma. Iš viso 188 gaunu dovanų, šitokią sumą dovanų, o sumoku tik 9,98 ir tik už atvežimą. Tai va, PV taškų suma, žodžiu, viskas panaudota. Visa už jūsų užsakymą gauta taškų suma. Štai. Viskas, pateikiu užsakymą. O, Nu, dabar tai nerodysiu, aš turbūt šito nerodysiu, nes negaliu to rodyti. Tai, žodžiu, reikės man be jūsų tą padaryti. Tai dabar aš atšauksiu, palaukit, kaip man čia atšauk, dabar šitą atšaukiu. Op. Gerai. Tai viskas, tai tokia yra eiga. Stop share darau. Va, susirinkau užsakymą, reikės dar kartą susirinkti. Nežinojau, kad taip iššoks man ta visa kortelė prie šito banko. Žodžiu, va tokia yra tvarka ir šitaip galite paprastuoju būdu pasikeisti savo sukauptus taškus į, tie taškai reiškia pinigai, paprastai kalbant. Sukaupti jūsų taškai 1:1 reiškia eurus. Reiškia, už šitiek eurų jūs galite gauti dovanų. O kaip ir sakiau, užsakydami produktus, už tam tikrą PV skaičių, 120, 190 ir taip toliau, jūs tuo pačiu iš karto gaunate dovanų, tai ką kompanija tam mėnesiui yra numačiusi. Tai va. Tai labai linkiu naudoti, džiaugtis ir patirti tą poveikį, kurį iš tikrųjų atneša šitie instrumentai. Tai va, turbūt nebereikalo 6 milijonai žmonių pasaulyje naudoja šitus instrumentus ir manau, kad vis daugiau bus didesnis poreikis. Tai būkite sveiki ir iki greito. Iki.